Labas! Šiandien papasakosiu, ką veikia sėkmingiausias visų laikų investuotojas Warrenas Buffettas. Kodėl Europos gynybos pramoniai žadamas aukso amžius. Pažiūrėsim, kokią naujovę pristatė Kinai ir paspėliosim, ar Baltijos šalyse gali atsirasti Lego fabrikas. Europos šalims planuojant reikšmingai didinti gynybos išlaidas, atsiveria naujos galimybės žemyno pramonės įmonėms. Investicinių tyrimų ir analizės bendrovės Bernstein analitikai prognozuoja, kad toks augimas paskatins ilgalaikį gynybos pramonės bendrovių pajamų ir pelno didėjimą. Skaičiuojama, kad NATO priklausančios Europos šalys išleis papildomus $220 milijardų, o pusė šios sumos gali būti skirta kariniai technikai. Investuotojų reakcija jau padarė įtaką akcijų rinkai. Europos gynybos sektoriaus akcijos stipriai auga. Nors iki šiol didelę dalį Europos gynybos užsakymų susižerdavo JAV įmonės. Prognozuojama, kad dabar naudą pajus Europos gamintojai tokie kaip Leonardo Spa, Dassault Aviation, Rheinmetall, Kongsberg Gruppen, Thales ir kiti. Skaičiuojama, kad per artimiausią penkmetį Europos gynybos įrangos pardavimai gali augti 10% kasmet. Nuo 2022 Europos gynybos sektorius ir taip jau fiksavo įspūdingą 550% grąžą. Tikėtina, kad užsakymai ir toliau augs, bet daug kas priklausys nuo konkrečių vyriausybių įsipareigojimų ir investicijų į gynybą. Tie, kurie nesuinvestavo į gynybos sektorių, turbūt dabar graužiasi nagus, bet šiaip jau nereikėtų, nieko nepakeisi. Bet pakeisti gali savo ateitį, pradėsi dėti žingsnius finansinės nepriklausomybės link. Vienas iš būdų tą daryti – investuoti. Ta daryti protingai, turint ilgalaikę strategiją ir nesimėtant. Tai gali atnešti neblogą grąžą. Pradėti investavimo kelionę lengva Freedom24 platformoje. Paprasta susikurti paskyrą, vienu paspaudimu gali diversifikuoti lėšas per visas pramonės šakas, be to rasi milžinišką investavimo instrumentų pasirinkimą. O jeigu atsidarysi ir papildysi sąskaitą iki balandžio pabaigos su nuolaidų kodais WELCOME, dar gali gauti iki 20 atsitiktinių akcijų dovanų. Visą reikalingą informaciją, kaip visada, rasi video aprašyme. Sėkmingiausias visų laikų investuotojas 94 Warrenas Buffettas nesnaudžia. Berkshire Hathaway vadovas išplėtė savo investicijas į 5 didžiausias Japonijos prekybos bendrovės – Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui ir Sumoto. Buffettas padidino savo turimas šių bendrovių akcijų dalis daugiau nei 1% ir dabar jos siekia beveik 10%. Praėjusiu metu pabaigoje Berkshire Hathaway investicijų į Japonijos bendrovės rinkos vertė siekia beveik $24 milijardus, o bendra įsigijimo kaina apie 14 milijardų. Buffettas žinomas kaip mėgstantis Japonijos įmonės. Jis yra gyręs šios šalies bendrovių vadovus, santykių su investuotojais ir kapitalo paskirstymo strategijas. Tuo tarpu gimtojoje JAV Buffettas investicijas mažina. Pernai jo bendrovė pardavė daugiau nei $134 milijardų vertės akcijų, labiausiai mažindamas savo investicijas tokiose kompanijose kaip Apple ir Bank of America. Kad Buffettas turi gerą intuiciją ir gebėjimą efektyviai valdyti savo pinigus, man atrodo, niekas neabejoja. Klausimas, kiek tokio gebėjimo turi tu, nes Lietuvoje vis dar turim problemų susijusių su finansiniu raštingumu. Bet visą tai galima išspręsti gilinant savo žinias, todėl kviečiam tave į konsultaciją. Jos metu pasigilintum, kaip efektyviau valdyti finansus, kokie yra didžiausi iššūkiai ir kaip tvarkyti su kylančiam problemom. Video aprašyme rasi testo nuorodą, atlik jį, jis parodys tavo finansinio raštingumo lygį, o tuomet jau gali registruotis ir į konsultaciją. Kinijos elektromobilių gamintojas BYD pranešė apie naują technologiją, kuri iš karto išaugino bendrovės akcijų kainą. Įmonė pristatė Super E-Platform technologiją, kuri gali pasiekti net 1000 kW įkrovimo greitį, o tai esą mašina įkraus vos per 5 minutes, kad automobilis galėtų nuvažiuoti apie 400 km. Palyginimui, Teslos naujausias greito įkrovimo stotelės per 15 minučių leidžia įkrauti elektromobilį tiek, kad jis nuvažiuotų apie 270 km. O Mercedes-Benz tikina, kad jų naujasis elektrinis modelis gali pasikrauti per 10 minučių ir nuvažiuoti 325 km. Po BYD paskelbimo apie dar nematytą inovaciją praėjusios savaitės pradžioje jos akcijos Honkongo biržoje šoktelėjo daugiau nei 6% ir pasiekė 52 savaičių rekordą. Nuo metų pradžios bendrovės akcijos pabrango jau 50%. Visai nesenai Lego dar labiau sustiprino savo kaip didžiausias pasaulyje žaislų gamintojos pozicijas. Per metus Danijos žaislų milžinė padidino pardavimus 13% iki beveik $11 milijardų. Tuo tarpu aršiausi Lego konkurentai Mattel ir Hasbro fiksavo pardavimų mažėjimą. Šiemet Lego neketina stabdyti. Jau yra aišku, kad bus pristatyti nauji rinkiniai, sukurti bendradarbiaujant su Nike ir Formulės 1 organizacija. O žaislų gigantės plėtros planai panašu, kad gali paliesti ir Baltijos šalis. Bendrovė nori išplėsti tiekėjų bazę ir
rasti naujų partnerių Europoje, o žvilgsnis krypsta ir į mūsų regioną. Taline vykusioje pramonės konferencijoje LEGO atstovai kalbėjo apie tai, kad Baltijos šalys gali tapti viena iš krypčių plėtrai. Tiesa, kol kas neaišku, ar tai galėtų būti Estija, o galbūt Lietuva ar Latvija. Bet estai jau suskubo siūlyti jų šalyje statyti LEGO fabriką. O kaip jūs manot? Gali Lietuva pakonkuruoti šitą vietą? Gal mums tą fabriką reikėtų? Laukiam jūsų nuomonių komentaruose. Pepsi nori rinkai pasiūlyti sveikesnių gėrimų ir tam išleis milijardus. Bendrovė pranešė įsigysianti prebiotinės sodos prekės ženklą Poppi už beveik $2 milijardus. Prebiotinė soda yra gaivusis funkcinis gėrimas, kuris be įprastų gaiviųjų gėrimų savybių turi ir sveikatai naudingų ingredientų, taip pat jame yra mažiau cukraus. Iš pradžių Pepsi planavo kurti savo funkcinį gėrimą, tačiau galiausiai nusprendė įsigyti Poppi. Šiame gėrime yra derinami prebiotikai, vaisių sultys ir obuolių actas. Poppi buvo įkurta 2016-aisiais, o didžiausią populiarumą pasiekė po investicijos laidoje Shark Tank. Šiuo sandoriu Pepsi pratęs savo plėtrą. Šių metų pradžioje už kiek daugiau nei milijardą buvo įsigyta Siete Foods, o dar anksčiau buvo perpirkti prekės ženklai Sabra ir Obela iš Strauss Group. Trumpo svaidymasis muitais, jų paskelbimas ir atidėjimas jau padarė įtakos kai kuriems produktams. Vienas tokių yra tekila. Pavyzdžiui, Meksikai turėjo būti taikomi 25% muitai, tačiau 2 kartus jie buvo atidėti. Visgi tekilos pramonė jau fiksuoja žalą. Gamintojai sako, kad toks neapibrėžtumas gali sulėtinti pardavimus. Be to, bijodami milijardinės žalos dėl muitų, didieji gamintojai, tokie kaip Diageo, pradėjo kaupti atsargas, stabdyti plėtros planus ir kreipti išteklius kitur. Nuogąstaujama, kad visgi didžiausią poveikį patirs mažos įmonės, o atsargų kaupimas taip pat turės savo kainą, net jei muitai ir bus atšaukti. Ekspertai sako, kad atsargų kaupimas gali sukelti trumpalaikį pardavimų augimą dideliems gamintojams, bet kai klientai normalizuos atsargas, pardavimai vėl mažės. Sakot, no problem, tegul verslai keliasi iš Meksikos į kitas šalis, jei Trumpas daro tiek bėdų? Nu vat, kad negalim, nes tekila, jeigu nori vadintis tekila, turi būti gaminama Meksikoje. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrit, nepamirškit palikti komentarą ir uždėti like, jeigu jums patinka mūsų kuriamas turinys. Didelis ačiū už tai ir susimatom kitą savaitę.